Jau 51 metai, kaip aš su linais, man atrodo, kad nieko gražesnio nėra. Iš vaikystės turbūt mes lino nesureikšminom, nes jis buvo natūralus dalykas. Aš užaugau, mama dirbo dideliam fabrike, tai mums tai buvo natūralus dalykas. Todėl, kad aš be lino niekad gyvenime negyvenau ir aš nežinau, koks yra santykis be lino. Taip, kad man linas yra įaugęs į kraują. Įsisukimas į tą šeimos verslą, kadangi aš nuo pirmų dienų, tai jis natūraliai šitas buvo ir aš tai priėmiau kaip gyvenimo dalį. Labiausiai linenmi jungia, kad mes visi šeimą žiūrim vieną kryptim. Tu gali pasitikėti, tu žinai, kada kas bebūtų, yra žmonės, kuriem gali paskambinti ir padarys beleką. Turbūt pagrindinis dalykas vienijantis mus visus, mes norim, kad tas verslas gyvuotų ir vystytųsi ir mes esame atsakingi prieš savo darbuotojus, kad jie visi yra dalis mūsų šeimos. Komandos kūrimas tai turbūt buvo mano svarbiausia užduotis, nes kiekvienas komandos narys, kad ir paprasta kiekvieną dieną jisai ateina iš savo namų. Ir su savo nuotaika, ir su savo problemom, ir tas. Tai turbūt gal tas didžiausias privalumas gavosi, kad susikūrė gera komanda, kad mes kūrėmės nuo labai mažo kolektyvo. Ir mes kūrėmės nuo šeimos narių. Tu tiesiog žinojai natūraliai, kad tu turi padaryti ir turi padaryti gerai. Mes žinom vieną tikslą. Turi būti greitai, kokybiškai ir kitą dieną turi išvažiuoti gaminys. Vienąsyk nuvažiavusi į Paryžių, einu į galeriją Lafayette ir paglostau savo rankšluostukus. Linas pats kaip augalas ir visa lino audinio gamyba, jinai sunaudoja mažiau vandens. Tai jau yra ilgaamžiškas audinys. Mes siūlom produktą už prieinamą kainą, gerą kokybę ir visada skatinam investuoti į kokybišką ilgaamžišką produktą. Taip pat mes gaminam rankų audimo padėkliukus, kurių irgi istorija kilo nuo to, kad Amerikoje yra didesnio dydžio servetėlės ir 2 servetėlės iškirpus lieka juostos. Ką daryti su ta skiaute audinio, tai kad ją neišmesti, mes sugalvojom tokius padėkliukus austi. Mes gamybai naudojam tik tai žalią energiją, naudojam 100% savo saulės elektrą. Mes atsisakėm pakuoti į plastiką, tai siuvam lininius maišiukus, vėlgi iš liekančių skiaučių ir kiekvienas gaminys yra įdedamas į lininį maišiuką, kai galim į popierinį maišiuką, tada siuntimui ar į dėžutę, kad kuo mažiau to plastiko. Aš įsakiau, kad aš labai laiminga mama, kai įsijungė mano abi dukros ir anūkai įsijungė, tai aš labai jau, kai pradėjom dabar, labai norėčiau, kad tęstų.